Rugpjūčio 18-19 dienomis Vilniuje vykusiame festivalyje Now Japan buvo galima sutikti ir žinomų menininkų iš Japonijos. Visų pirma, tai pasaulinio garso fotografas Hideaki Hamada ir garsus moderniosios Azijos architektūrinių paminklų fotografas Katsuhisa Kida. Vienas iš Now Japan organizatorių pakvietė mane į šį renginį. Perskaitęs internete apie Lietuvą sužinojau, kad čia yra labai daug žmonių, kurie domisi Japonijos kultūrą. Norėčiau parodyti žmonėms savo darbus, pristatyti savo požiūrį į Japonijos kultūrą, vertybės. Rodydamas žmonėms savo vaikų nuotraukas, noriu, kad žmonės prisimintų savo vaikystę ir taip pat daugiau sužinotų apie Japonijos kultūrą. Fotografijos darbų parodą Haro and Mina laisvalaikio ir prekybos centre Panorama pristatė pats Hideaki Hamada. Nuotraukose užfiksuoti dviejų menininko sūnų kasdienybės džiaugsmai bei japoniškos šeimos gyvenimo subtilybės. Haru ir Mina – tai du mano sūnus. Vienas iš jų 4 metų, o kitas 6. Aš nuo pat jų gimimo fotografuoju juos, nes noriu fiksuoti, kaip jie auga ir kiekvieną kartą padaręs naujų nuotraukų įkeliu jas į internetą. Nors Haru ir Mina projektas tęsiasi jau 6 metus, profesionaliai nuotraukas darau apie 3-4 metus. Pasak fotografo Hideaki Hamados, vaikų veikla tai kur kas daugiau, negu gali tikėtis. Ir būtent tai įkvėpė. Prieš pradėdamas fotografuoti savo vaikus, niekada nežinai iš anksto, kokia bus jų nuotaika. Viskas nutinka spontaniškai. Aš stengiuosi nevaizduoti visko iš tėvo pusės, nes noriu, kad žmonės pajustų tokią nuotaiką, kokia ji yra. Norėčiau, kad žmonės suprastų viską patys. Tuo metu garsus fotografas Katsuhisa Kida sostinės kongresų rūmuose pristato architektūrinių paminklų fotografijas. Pradėjau savo karjerą dirbdamas fotografo asistentu. Jau apie 17 metų esu fotografas ir tuo labai džiaugiuosi. Man tiesiog patinka fotografuoti skirtingus pastatus. O žmonėms visų pirma norėčiau parodyti tokią architektūrą, kokią aš ją matau. Nėra prasmės fotografuoti, jei žmonės nesupras, kodėl būtent taip yra nufotografuota. Fotografas Katsuhisa Kida teigia norintis savo darbuose parodyti išskirtinį požiūrį tiek į paprastus pastatus, tiek į architektūrinius šedevrus. Aš norėčiau parodyti žmonėms pastatus taip, kaip jie iš tikrųjų atrodo, bet 100% realų pastatą rodyti neįdomu. Todėl 70-80% lieka realybės ir 20-30% įdedu savo širdies, savo idėjų. Mano ir Hideaki Hamados nuotraukos yra visiškai skirtingos. Jo menas yra susikalbėjimas su kitais žmonėmis, o tai yra komunikacija su kažkuo, kas juda, bet aš nelabai suprantu tokio komunikacijos būdo. Pastatai nesikeičia ir jų nepakeisia, tik vaikštant iš vienos vietos į kitą galima pakeisti pastato vaizdą nuotraukoje. Abiejų fotografų parodos tai puikus būdas susipažinti ir priartėti prie Japonijos kultūros ir tradicijų.